Treneri, antrą kartą Šiauliuose šiemet ir vėl vis kažko truputėlį pritrūksta. Atrodo, pradžia nebloga žaidimas klyjuojasi, bet tas lemiamos minutės ir vėl ne mūsų naudai. Ko pritrūksta vis? Aš manau, kai turim kažkokį apčiapiamą rezultatą, pabandom po vieną toliau žaisti. Kai žaidėm komandinį krepšinį, aš manau, ir vaikščio kamuolys, tai turėjom tą skirtumą. Paskui po vieną Šiauliai ne ta komanda, kuri dovanoja už kiekvieną klaidą, už kiekvieną metimą netaiklų. Čia būtent turbūt tas labai krito akis, kad visi antrieji šansai, kuriuos Šiauliai turėjo buvo išnaudoti, o turėjo jų tikrai nemažai. Jo, iš tikrųjų akcentavau, kad reikia atsikovoti kamuolius, bet tą nepadarėm. Treneri taip ir neradot žaidėjo, kuris sustabdytų Kameroną Longą. Tiek Gintas, tiek Darius, tiek ir aukštesni žmonės nepavyko. Nu, iš tikrųjų, Longas šiandien sulošė tikrai gerai ir tai greitas žaidėjas ir be abejo sunku žaisti prieš tokį. Vienas ant vieno, tai nežinau, labai sunku sustabdyti. Prieš rungtynes ruošė žaisti maža sudėtim ir didelė sudėtim. Kuri šiandien labiau pasiteisina, maža ar didelė? Aš manau, gal buvo momentas, kaip didelė buvo aikštelė ir man atrodo, mes visai neblogai tam buvom pasigynę. Bet tuo momentu gal puolimas biškai pastrigo. Ar ta autobuso avarija neišmušė iš Švedžių komandos? Atvykot tik pusvalandis iki rungtynių? Čia yra pašaliniai veiksniai, aš nemanau, kad tai turėtų veikti žaidėjus. Nežinau, jie yra profesionalai, už tai gauna pinigus. Bet visgi treneris šiandien žaidimu, turbūt didžiąją dalimi turėtumėt būti patenkintas. Iš tikrųjų, neblogai komanda kovoja. Kovoja neblogai, bet rezultatus nepatenkintas. Iš tikrųjų, mes pralošėm 13 taškų, tai daug. Iš tikrųjų atrodo kojomis, tai neatspindi rezultatas visų varžybų, bet mes čia važiavom, kad laimėt, bet įvyko taip, kad neišėjo.